elektronikos inovacijos, pasauliniai gamintojai ir milijoninis komponentų pasirinkimas. Visa tai Baltijos šalis atnešanti lietuviška įmonė Lemona Electronics šiandien išgyvena spartų augimą. Tačiau įmonės sėkmė neapsiriboja vien komercija. Vis svarbesnė vieta jos veikloje užima strateginiai projektai gynybos ir saugumo srityse. Augančios pajamos, stiprėjantis bendradarbiavimas su viešuoju sektoriumi ir plėtra regione rodo, kad Lemona tampa reikšmingų žaidėjų ne tik rinkoje, bet ir valstybės saugumo kontekste. Pastarieji metai mums buvo iš tikro labai svarbus Lemonai. Ir mūsų tikslas šiandien yra labai paprastas, tai yra sukurti vertę jums. Pasidžiaugti praėjusių metų sėkme, kai įmonių grupės pelnas augo net 25%. Lemona Electronics sukvietė savo partnerius į Kauno Žalgirio arenos amfiteatre vykusią konferenciją, kur buvo skaitomi pranešimai apie ateities technologinius sprendimus, ekonomikos perspektyvas. Taip pat buvo įkurtos gamintojų ekspozicijos. Lemona kaip pati įmonė yra labai omnichanelis, tai yra daugiakanalinė prekyba. Tai reiškia, mes vienodai skiriam dėmesio visiems mūsų kanalams, tiek mažmenai, tiek didmenai, tiek elektroniniai prekybai. Ir aš susidūriau su tokia nuomonė ir iš esmės daug kam mes atrodom, kai būtume mažmeninis tinklas, nes turime 5 parduotuvės Lietuvoje, 1 parduotuvę Latvijoje, 1 prekybinį tašką Estijoje. Tačiau iš tikrųjų pas mus didysis liūtas ir didysis pyragas ateina iš didmenos. Ir net 68% mūsų visos bendros apyvartos būtent yra didmeninė prekyba. Todėl mes taip pagalvojom, kad norim padėkoti, norim pabendrauti, norim kartu suburti visus tos mūsų didmeninius klientus ir pakviesti į tokį renginį. Ir iš esmės labai džiaugiamės, nes tas mūsų klientų ratas yra tikrai labai gausus, labai spalvotas ir platus. Turim klientų nuo gamybininkų, servisų, prekybininkų iki viešojo sektoriaus įmonių, prisidedam prie saugumo klausimų, tai tikrai džiaugiamės plačiu tokiu mūsų klientų spektru. Labai džiaugiamės, kad jie su mumis nori bendradarbiauja, mes juos labai mylim ir vertinam, tai norime pasidalinti šiokiamis tokiamis naujienomis ir pakviesti juos pabūti kartu, praleisti šią dieną. Renginyje, žinoma, apsilankė ir vienas iš įmonės įkūrėjų, Giedrius Monkevičius, kuris nuoširdžiai džiaugiasi sukurtą atmosferą ir susirinkusiais svečiais. Aš daug kur stengiuosi prisiliesti, bet nedalyvavau pasiruošime, bet atvykus labai geras jausmas, toks išdidumas, kad skaičiai mūsų auga dideli, bet ne tik skaičiuose esmė, kad tu matai, kiek mūsų darbuotojų, kaip prikvietė, kaip įrengė, kad mes tokie esam svarbus, mumis pasitikė ir daug tikrai svarbių veidų matosi, kurie mums draugaujam daug metų. Man norisi būti kažkiek arti, kad negaučiau ataskaitas, bet suprasčiau, ar vyksta viskas teisingai, ar kaip žmonės jaučiasi. Jo paklausėme, kas yra ta esminė stiprybė, kuri visus tos metus vedė į priekį net įvairiausių krizių akivaizdoje ir padėjo tvirtai atsilaikyti. Mes visą laiką augom, bet gal taip ir gerai, ir blogai. Visada aukštyn, bet nestačiai, bet niekada neturėjom didelių problemų, visas krizės praėjom gražiai. Vien žodžiu, nešovėm į viršų, bet niekada nekritom. Tai toks yra tęstinis augimas su ne tik skaičiais, bet su visų komanda, su kolektyvu, su patirtim. Aš generuoju idėjas, bet aš nemėgstu dirbti to darbo. Tai aš pasirinkdavau žmonės, kurie tinkami viskam ir aš tada galėdavau važiuoti pirmin. Aš pasitikiu aplamai specialistais. Jeigu jisai tos srities, aš turiu atsirinkti, pasitikėti ir leisti dirbti. Ir tada einam toliau, žiūrim, ko dar reikia. Tai aš kažkaip su žmonėm priimti, pasitikėti ir nekontroliuoti. Ekonomistas Marius Dubnikovas paryškina, kad tiek metų nuosekliai dirbančios lietuviškos įmonės yra svarbus kuras šalies ekonomikos varikliui. Kaip žinia, per pirmus 5 metus pusė įmonių bankrutuoja, per pirmus 10 metų praktiškai lieka vos 20% kompanijų, kurios susikūrė. Kompanijos, kurios gyvuoja jau 30 ir daugiau metų, tikėtinai, kad savo bent jau kūdikystės, sakykime, visas problemas yra išsprendusi. Tokios įmonės yra stabilios, jos kūrė pridėtinę vertę ilgus laikus, jos kūrė kompetencijos centrus, tai reiškia, kad žmonės turi darbo vietas, kuriuose gali realizuoti save ir rasti darbą čia. Ir tai yra tęstinumas, tai matysime tikėtinai ir 50 metų.
Kaip teigia generalinis direktorius, įspūdingus praėjusių metų rezultatus įmonei atnešė sėkmingas bendradarbiavimas su klientais. Pirmiausia, tai didelis vertinimas yra iš mūsų klientų ir iš mūsų partnerių. Mums tas augimas reiškia vienus dalykus, bet mūsų partneriam tai reiškia visai kitus dalykus. Tai mes augame ne tik apyvartą, bet ir savo efektyvumu. Ir klientam tai turbūt labiausiai reiškia per mūsų atsargų efektyvų valdymą. Tai lyginant su praeisiais metais, mes šiuo metu turime kone 1 milijonų eurų daugiau atsargų. Klientam tai reiškia geresnį prieinamumą prie tų atsargų. Mums tai reiškia iššūkius, kaip suvaldyti tokį asortimentą, bet dėka gerų distributorinių susitarimų su mūsų pagrindiniais tiekėjais, su naujais partneriais, mes gebame tą asortimentą persti dar greičiau, negu tą darydavome prieš tai. Klientų aptarnavimas mums yra svarbus ta prasme, kad klientų pasitikėjimo įgyti yra labai sunku, o jį prarasti galima 1-2. Ir norime, kad sprendimai orientuoti į klientų aptarnavimo gerinimą eitų kartu su technologiniu proveržiu. Tai liečia prekių aprašymus, normatyvinę informaciją, nuotraukas, efektyvumą sandėliuose mūsų ir per naujus susitarimus lygiai taip pat su mūsų distributoriais ir jų informacijos užkelimas į mūsų e-komerciją. How would you describe your partnership with Lemona Electronics? Also, Lemona Electronics is our exclusive distributor in the Baltics. For almost 8 years. It's a strong partnership and we have mutual cooperation. We exchange our knowledge about lighting. We meet very often, every year, just for stronger partnership. Now Lemona Electronics is our best partner in the whole EU like market. Yes, we started to cooperate with Lemona. I think it's since 4 or 5 years ago, and now our business is growing. Yes, our business scale with Lemona Electronics now is growing very fast. Yes, it's growing very fast. So we are satisfied with this kind of sales result from Lemona Electronics. And yesterday we also discussed with Lemona Electronics with their purchase director and the CEO. Yes, and I think we finished a very good strategy. Yes, creation for this year and for the next few years. And how do you enjoy this event today? Oh, it's always good to know your customers because we have a lot of relations between you as a company and ourselves, but we don't know your customers. This is the best opportunity to meet them, to ask them for demand, for their needs, and also to show them our newest offer. Įmonė atstovauja daugiau nei 300 gamintojų, tarp kurių Minwell, Base Use, Creality, bei siūlo daugiau nei 5 milijonų komponentų pasirinkimą. Tad ką iš tiesų reiškia dirbti su tokia gausybė tiekėjų ir gaminių? Plati tiekėjų bazė tai mums nėra vien skaičius. Tai visų pirma, tai yra stabilumo, mūsų įmonės augimo ir konkurencinio panašumo pagrindas. Mes į tai žiūrime kaip į didelį įmonės augimo potencialą. Kas liečia tiekėjus, tą didelį tiekėjų skaičiai, su kuriais mes dirbam, ką tai mums duoda tikrai didelį pasitikėjimo bagažą ir tie tiekėjai, kurie stovi už mūsų nugaros su savo kompetencija ir sprendimais, leidžia mums pasiūlyti rinkai stabilius sprendimus, lankstumą, leidžia teikti kokybišką aptarnavimą savo klientams. Kokias diskusijas mes pagrinde turim su tiekėjais prieš pradėdami juos atstovauti? Tai ir su tais, kuriuos jau dabar atstovaujam, ir su tais, kur dabar vedam dėrybas, tai tikrai ne paskutinių klausimų yra diskutuojama apie tai, kad šita rinka turi būti skirta kaip atskira tikslinė rinka pas juos, nes dažnu atveju Lietuva būna, ar Latvija, Lietuva, Estija, ar bendrai Pabaltijo rinka būna priskirta prie Lenkijos ar prie kito regiono. Tai kai mes sutarėm šitą, tada mūsų vaidmuo jau tampa kritiškai svarbus. Tada jau mes pasaulinio dydžio tiekėjams esam kaip jungtis tarp jų ir mūsų vietinės rinkos. Ne? Ir iš kitos pusės irgi ta maža rinka yra mums labai kaip ir palanki, nes didieji tiekėjai, jie vertindami resursus ir santykinai rezultato potencialą, jiems yra mažas ir jie neina į šitą rinką, iš esmės jiems reikia tokių kaip mes, kurie atstovautų jos, dėktų sprendimus ir jos platintų klientams. Praėjusiais metais buvo intensyviau imtasi ir įrangos tiekimo gynybos bei saugumo projektams. Daugiausia orientuojamasi į energijos sprendimus, įvairias baterijas ir įkraunamus akumuliatorius. Tokia produkcija buvo tiekiama Lietuvos kariuomeniai, Ukrainai bei kitoms organizacijoms. Tai, kas vyksta Ukrainai, daug yra naujų dalykų, kurių nebuvo iki šiol. Tai čia yra labai svarbu tą laiku suvokti ir iš tikrųjų
greičiau padaryti išvadas ir tobulinti savo technologijas ir energijos šaltinius ir padaryti tą greičiau, negu tai padarys tavo potencialus priešininkas. O tam, kad būtų dar daugiau įkvėpimo ir motyvacijos po šio susitikimo toliau užtikrintai tęsti darbus, konferencija buvo uždaryta efektingų mokslo šou. Vienas